Polis Siniakas gimė 1863 metais, lapkričio 11 dieną, Paryžiuje, pasiturinčių prekybininkų šeimoje. Tėvai tikėjosi jį tapsiant architektu, tačiau Siniakas paliko aukštąją mokyklą, jos nebaigęs ir apsigyveno Monmartre. Atrado Kloną Monė ir kitų impresionistų dailę. Polio Siniako dailė buvo lemiamai paveikta Žoržo Sero tapybos metodo, vadinto divizionizmu, kurio meno kritikas Feliksas Fénéonas priskyrė neoimpresionizmo terminą. Šie paveikslai buvo tapomi mažų grynų spalvų taškelių visuma. Iš atstumo žmogaus akies stiklainyje taškelių vaizdas susiliedavo suformuodamas vientisą spalvos toną. Taškavimo metodo tapyba buvo dar praminta pointillizmu. Polis Siniakas perėmė Žoržo Sero naujovišką metodą, kuris buvo paremtas moksliniais spalvų tyrimais. 1887 ir 1889 metais Polis Siniakas keliavo po pietų Prancūziją. Tapė Viduržemio jūros pakrančių miestelių vaizdus, aplankė Arlyje sergantį Vincentą van Gogą. Po Žoržo Sero mirties 1891 metais Polis Siniakas tapo neoimpresionistų grupės lyderiu. 1891 metais Polis Siniakas apsistojo Saint-Tropeze, pradėjo tapyti akvarele, išbandė dekoratyviąją dailę. Maždaug tuo metu jo potipiai tapo laisvesni ir netaip nuosekliai sekė neoimpresionistų taškavimo metodų. Vėlesniais metais skirstė laiką tarp veiklos Paryžiuje ir tapybos pietų Prancūzijoje. 1908 metais Polis Siniakas tapo nepriklausomųjų dailininkų draugijos prezidentu, kuriuo išbuvo iki pat mirties. Savo paveiksluose Polis Siniakas daugiausiai vaizdavo pietų Prancūzijos uostus, yra nutapęs Bretanijos, Normandijos pakrančių vaizdų, pabuvojęs Venecijoje. Siniakas mirė po ilgos ligos 1935 metais rugpjūčio 15 dieną. Buvo palaidotas per Lachaise kapinėse Paryžiuje. Prieš mirdamas dailininkas paliko daugiau nei 600 paveikslų, kelius šimtus piešinių, 20 litografijų ir 7 ofortus.